antra diena mano ledukų challenge. Nežinau, kiek laiko aš jį sugebėsiu daryti, bet visai man neblogai sekasi. Su nušalusiais pirštais aš pakuosiu advento kalendorių. Tai va vakar belia kaip sudėjau, kaip matot, ir ieškom. Taigi 21 dienos, kuri yra čia. Kasgi tai... kremas. Kai man patinka gauti kremus, iš tikrųjų daug, žymiai labiau negu kosmetika. Ir... Tai yra Hydra Zen kaukė veidui, eik, tu sako, man patinka tokie dalykai. Ir ar tai yra miego ar ne? Jo, ir tai yra miego kaukė, aš turiu iš Dioro, dar vis naudoju šitą kaukę. Einant miegoti ir išbandysiu dabar lankomis, žiauriai fainai. Cheers! Pažiūrėkit, ką mano ledukai padarė. Dabar šalta. Vakar neišgeriau stiklinę savo vandens ir labai jautėsi po to, kad, man padeda iš tikrųjų virškinti. Galbūt dėl to aš geriu taip. Jo, dėl to aš geriu tą vandenį sustrina, nes kai išgeri ryte paruošia tiesiog skrandį visai dienai. Ir mano šiandienos outfitas. Tai mano odinės kelnės, štai toks didžiulis milžiniškas daiktas, mano didžiulis paltas, mano rankinė visa prigrūsta ir mano bus. Aš jau darbe. Atidirbome su Maniškiu pirmas sesijas, buvo 3 grupės ir dabar turiu mergaitės, kurios klykia, kad net galvas skauda, tikrai girdėsit fone. Tai nuveikiau šiek tiek dalykų per pietų pertrauką, tai išsiunčiau 4 siuntinius, užmokėjau 70 eurų, gan pigu siųsti pas jūs į Lietuvą viską. Tai va, dabar ruošiu kitus likusius siuntinukus, užsakiau valgyti. Tai žirnių sriubytė ir taustai su mozzarella ir tom cukinijom. Hello everyone! My friend zooms me a lot every time. I notice that in my videos. Okay, don't zoom me a lot. Yeah. Today is the day 21 and I have a big gift and I saw it before and I was every time thinking, what the fuck is that? And at first I thought it's Minion. Yeah, right. No, because yeah, it's yellow and it has eyes. Okay, that's eye. Oh no, it's not Minion. It's just a yellow thing. Okay, the Body Shop Honey Mania body butter. I always put a lot of creams. That's why. And I love honey. She talked about everything. And of course my favorite chocolates. Black one, silver one. Always chocolate. Ooh. So I'm bringing Streamlab. Oh. So it's the last part of my colis, comment dire colis en anglais? Package to send all over the world. So today I went already and the staff at the post, they were, be careful, they were laughing, they were laughing. No, I just wanted to tell that everyone was laughing from me and because I had like a lot of stuff to send and now I'm coming back with the last one. So voila, the presents to other countries done and now we're gonna go to shop for the people who are around us, like family and friends in France. Yes, Yann? Yes, I'm going to.
Tai ką, turiu šiokią tokią pertraukėlę darbe ir užsikau į savo mėgstamiausią parduotuvę, kaip jau galite ir spręsti iš mano Instagram fotkių, tai yra Zara. Ir matuoju dabar džinsus, iš tikrųjų jų medžiaga yra absoliučiai nereali, žiauriai minkšta, bet man nepatinka labai galas toksai, man patinka, kai būna siaura gale, o čia toksai. Ir plus dar jie labai trumpi, tai jeigu norėsiu užsilenkti, tai bus dar trumpesni, bet žiauriai patogus. Ir su batais atrodo štai taip. Šitą suknelę dėjau kokią valandą, po to tik supratau, kad iš tikrųjų viena petnešėlė suplyšus ir dėl to man čia viskas taip nesueina. Ir sodinė striukė atrodo visiškai kitaip. Ir aišku, dar jeigu užsidėčiau tas savo pėdkelnes su elekojinėm iki čia, tai dar gražiau atrodytų. Nu, šiaip žiauriai patinka, bet mačiau, kad paskutinis dydis ir suplėšyta, tai aš jos neimsiu, gal paieškosiu kitose Zarose. Ir paskutinė suknelė, kuri atrodo štai taip ir tikėjausi, kad jinai bus šiek tiek trumpesnė, na aišku, ne virš kelių, bet nors kažkiek trumpesnė. Čia yra toksai skeltukas. Ir sodinė striukė labai cool atrodo, ir netgi su bucais visai tiktų. Toksai pusiau rock, pusiau classy stilius. Pardon? Non, merci, je regarde. C'est ça, c'est ma taille. Merci. Tu peux être amie. Visą laiką mano akį patraukia Karlo Lagerfeldo kolekcija. Aišku, nelabai aš ką ir čia pirkčiau, nes nežinau, kažkaip daug dalykų atrodo cheap, bet visai mielai atrodo šitokios tašytės, piniginės. Šitą žiauriai prikolina tašė. Karlo Lagerfeldo knygutė. Pašta, ko jisai nemėgsta? Jisai nemėgsta pakilimų ir nusileidimo, kambarių purškiklių, tų gaiviklių, garsių balsų, kvepalų, vandens ir operos. Karlo statulėlė, vėl jo knyga. Net neįsivaizduoju, kas čia per liniją produktų. Jeigu žinote, tai duokit man žinoti, nes šiaip žiauriai įdomiai atrodo. Ir viskas pavadinimu Egg Cream, Egg Mousse, Egg Mask. Tai nežinau, jeigu ką nors nutokėt apie šią liniją, papasakokit man. Liko labai nedaug dienų, 21. Peppermint melon, žalia arbata su mėta ir melionu. Elle est très bonne, 21. Labas vakaras visiems ir aš jau esu namuose po visų darbų ir dabar tik tai 11 valandą vakaro, wow, galvoju, kad žymiai vėliau. Ir sorry už tokį foną. Turėtumėt matyti mano čia didžiausius rūbus, bet jau žinokite, nebejudėsiu niekur iš vietos. Redaguoju dabar savo video. Pavalgiau, šiandien nebuvo ką valgyti, tai pabaigiau visą foie gras šaldytuvę. Tai čia yra ančių kepenėlės, kurias čia prancūzai valgo su džemu. Šiaip tai svogūnų džemu visai skanu valgyti, bet aš valgiau su figų džemu.
geriu arbatą ir, kaip sakiau, redaguoju video. Ir tiesiog norėjau su jumis aš tada atsisveikinti. Ne, ir norėjau paklausti vieno klausimo greitai, kurio norėjau jau darbį paklausti, bet kadangi atvarė mūsų tą darbuotoją, kurią norim pasamdyti, tą antrą darbuotoją ir užsiėmėm ją visą vakarą, tai norėjau jūsų paklausti, kaip jūs planuojate savo laiką? Ar turite kažkokias knygutes, dienoraščius, kur viskas rašote? Arba, pavyzdžiui, visą laiką, ką nors, jeigu reikia jums padaryti, užrašote į telefoną? Ar tiesiog prisimenate, ką jums reikia daryti? Ar galbūt kokį turite sieninį kalendorių? Tai man žiauriai įdomu, kaip jūs būtent planuojate savo laiką. Nes aš, pavyzdžiui, asmeniškai anksčiau, aš to laiko visiškai neplanuodavau. Ta prasme, jeigu ko reikia, tai aš tiesiog galvoju, aš prisiminsiu ir niekada nei aš prisimindavau ir niekada nei aš kažko padarydavau ir panašiai. Dabar aš turiu savo dienotvarkę, parodysiu gal aš ją jums rytoj, nes šiaip tolokai. Ir dar visą laiką, kai kažką prisimenu, užsirašau pastoviai į telefoną. Ir man labai padeda, nes telefonas yra vis tiek pastoviai po ranka. Tai aš tiesiog pasidarau tokį sąrašą, nežinau, prisimenu, tarkim, esu vonioju ir, vos reikia vatos tų padelių, tai užsirašau greitai į telefoną ir vis tik prisimenu, tai mano tas listas yra metrinis kiekvieną dieną ir su smulkmenom, ir su tam tikrais rimtais darbais ir po to, kai aš jau tos darbus pasiskirstau į dienas, tada surašau į dienotvarkę ant popieriaus. Bet šiaip viską rašau į telefoną ir tai darau jau pusę metų beveik ir man labai padėjo sutaupyti laiko, viską prisiminti, pasidaryti laiku ir panašiai. Tai lauksiu jūsų atsakymų, kaip planuojate jūs savo laiką. Ir redaguoju aš tada jums video ir susitiksim rytoj.